Kaip sužinoti, ar darome įtaką savo pacientų nervų sistemai? Auksinis autonominės nervų sistemos standartas yra mūsų pacientų širdies ritmo kintamumo matavimas. Todėl su X-Signal pristatome V-Cardio, kaip matysite šiame ekrane. V-Cardio yra nešiojamas įrenginys, kuris susijungia su mobiliuoju telefonu ir pateikia mums daugybę įrašų, kuriuose galime matyti širdies ritmo kintamumą. Be kitų duomenų taip pat galime matyti savo paciento klajoklinio nervo tonusą ir metabolinį uždegimą. Įsigiję prietaisą klinikinių gairių platformoje rasite daugybę vaizdo įrašų, kuriuose paaiškinama, kaip pradėti naudotis V-Cardio, kaip matuoti pacientų rodiklius bei kaip analizuoti visus rodomus grafikus ir visus įrašus, kuriuos galima gauti. Čia matote 2 įrašų arba ataskaitų, kurias generuoja V-Cardio pavyzdžius. Taip pat V-Cardio padės mums parodyti pacientui, kad srovė iš tikrųjų teka per jo kūną, nes taikant šią technologiją pacientas seanso metu nieko nepajus. Bet kita vertus pasikeis V-Cardio įrašai ir mes galėsime parodyti pacientui, kaip tie įrašai keičiasi, kad jis žinotų, jog srovė tikrai teka jo kūnui įjungus į įrenginį. Tačiau logiškai mąstant bus daug patikimiau ir efektyviau atlikti 5 minučių testą, kurio metu užfiksuojama bazinė mūsų pacientų autonominės nervų sistemos būsena ir stebėti, kaip jį laikui bėgant gerėja vykdant seansus. Atminkite, kad dėl mikrosrovės ypatybių pacientas nieko nepajus, ji visiškai nepastebima, išskyrus atvejus, kai pacientai pasireiškusi bioelektros srovės disfunkcija, tuomet jis pastebės dilgčiojimą arba elektros srovės pojūtį pirmųjų sesijų metu.